Vilniaus rajone sprogo ir užsidegė automobilis Audi. Nukentėjo jį vairavęs užsienietis. Tai, ką jūs matote, seniau buvo automobilis Audi 100. Na ir po 5 valandos ryto, maždaug 10 minučių po 5 valandos, ši mašina sprogo ir užsidegė. Pirminiais duomenimis automobilį vairavo Baltarusijos pilietis, mašina varoma benzinu ir dujomis. Na ir kiek turime informacijos, tai sprogimas įvyko remontuojant automobilį. Gali būti, kad vairuotojas pajudino gnybtus ant akumuliatoriaus, mėgindamas ieškoti gedimo, kilo kibirkštis ir dėl dujų nuotėkio galėjo įvykti sprogimas, mašina užsilepsnojo, vairuotojas, Baltarusijos pilietis, nudegė rankas, medikai jam suteikė pagalbą, o mašina visiškai sudegė, ją gesino 2 ugniagesių cisternos prieš 6 ryto, o gaisras buvo jau likviduotas, tačiau nukentėjo žmogus, o iš Audi liko tik metalo laužo krūva. Tai prasidėjo rytas Vilniaus rajone Juodšiliuose.